Sveiki visi, praeitoj pamokoje išmokome surasti natas, o šiandien susidėsime jas į lengvai pasiekiamas vertikalias dėžutes, vadinamoje Cage sistemoje aplink skirtingas C akordų formas per visą gitaros grifą. Dabar girdime mano laisvą improvizaciją, naudojant tik Do mažorinę gamą, skambant statiškam C akordui ir panaudojant žinias, kuriomis su jumis dabar pasidalinsiu. Kas yra Cage sistema ir kokios yra tos C akordo formos per visą grifą? Tai pirmoji forma yra, turbūt visiems žinoma, paprastas C akordas, kurį išmokstam pirmoji pozicijoje. Ir jis yra sudarytas iš natų Do, Mi ir Sol. Jeigu grosime arpedžio, arpedžio reiškia atskirai po vieną natą, šitaip. Ir čia dar Sol galim paimti ir girdėsim Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ir atgal. Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do ir Sol dar galim čia užgriebti ir grįžtam į Do. Tai būtinai mokėkit šitą akordinius garsus sugroti, lyg grotumėt gamą. Ir prisiminkit, kur šitos natos yra, nes tai bus mūsų atraminiai garsai vėliau kuriant melodijas. Tada apvilkime visą šitą karkasą, kaip aš vadinu, akordinių garsų gama. Tai pridėkime likusias natas. Tai bus Re, Fa, Le ir Si natos. Ką turim? Turim mažorinę gamą. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol žemyn, Fa, Mi laisva, Fa, Sol, La, Si, Do. Ir grįžtame į C akordą. Tai bus C akordo formos, jinai taip ir vadinasi, C forma, Cage sistemos gama ir arpedžio. Kai gerai išmokstam ir nesipainiojam jau natose ir akordiniuose garsuose, judam prie kitos formos, A formos. A forma būtų čia. Jie atrodo taip, kodėl jinai vadinasi A forma? Todėl, kad A forma yra tokia ir jeigu mes paimsime, jinai turi atvirą stygą čia, ir pastumsime nuo C, vietoje atviros stygos spaudžiam dabar Do natą ir turime tą pačią formą A, tik šitoj vietoj. Nuo Do natos. Ir turim tas pačias Do, Mi, Sol natas. Jeigu iš eilės grosim, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Do. Šitaip. C mažorinio akordo arpedžio. Čia šiek tiek sunkus ritinys ketvirtų pirštų, bet jeigu norim išlaikyti pozicinį grojimą, tai kiekvienas pirštas turi savo skirsnį. Tada labai patogu groti, galima nejudinti rankos iš šonus. Aišku, galima ir trečių pirštų galbūt daryti, bet tada pozicija pasikeičia. Mes pajudam vienu skirsniu aukštyn ir tada turim sugrįžti. Na, galvokit, kaip jums patogiau, bet šiaip visiems siūlau iš pradžių susipažinti su poziciniu grojimu, nejudinant rankos iš šonus, o tiesiog siekiant natas ten, kur jas reikia pasiekti. Pavyzdžiui, jeigu grosim gamą, dabar ką tik pagrojo arpedžio, kai jau jį įsiminėt, pabandykit gamą. Gama skambės taip. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Le, Si, Do, Re, Mi ir Fa natą mums reikia pasiekti va čia. Bet ranką nejudinam rankos, paliekam šitos pirštus čia ir va šituo pirštu darom ištempimą iki Fa natos. O Sol natą grojam antrų pirštų. Ne trečių, kaip daug kas mėgsta. Va taip pat groja, ranka nučiuožia čia, trečių, tada ketvirtų ir jau grįžti, tada prasideda kažkokie, jau neberandam natų, kaip grįžti. Tai atsiminkit, Fa nata yra pirmo piršto ištempimas, o čia antras pirštas ir žiūrėkit, tada mes patogiai grįžtam atgal. Iki Do, Si, Le, Sol ir vėl galim Fa ištempimą daryti. Sol antrų pirštų, Le, Si ir grįžtam į Do. Patogiai arpedžio ir gama.
praktikuojamės, kol vėl neklysdami sugrojam tiek arpedžio, tiek gamą. Ir toliau sekanti pozicija bus 5 pozicija. Tai čia turim G formą. G akordas. Jeigu važiuosim nuo C ir užspausim laisvas stygas čia. Jeigu taip neišeina plačiai paimti, galima dalį to akordo, tokį šiek tiek rokinį variantą G akordo, tokį naudot. Akordiniai garsai būtų do, mi, sol, do, mi, sol, do. Vėl pirmo piršto ritinys, tenkim išjudinti sąnarį, kad jisai negrotų kaip akordo, nes mes dabar bandom groti arpedžio atskirai, melodiškai natas. Ir gama. Do, re, mi, fa, sol, le. Dabar si darysim 4 pirštų ištempimu. Vėl aš nestumiu visos rankos, tik tai 4 pirštą. Ir patogiai toj pačioj pozicijoje grįžtu atgal. Tada čia si, le, užgrėbiam natas, si ir grįžtam iki do. Toliau sekanti pozicija E forma. Pažįstamas E mažorinis akordas, tik jį įmam šitais pirštais ir laisvas stygas užspaudžiame su bare. Lygiai taip pat yra pagimdytas F akordas, tiesiog stumdoma E forma. Kur pastumsit, kur šita nata atsidurs, toks bus ir akordas. Jeigu aš nuo fa natos grosiu šią formą, tai bus F. Jeigu nuo sol, tai G, jeigu nuo do, štai čia turėsiu do mažorinį akordą. Arpedžio jo skambėtų taip. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Irgi yra kvartų, ritinių, irgi sąnarys judėt turi. Mažylis pirštas. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do. Gama. Do, re, mi, fa, sol, le, si, do ir taip toliau. Do, tada čia re dar galim išgriebti ir grįžtam. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do, si ir do. Labai patogi forma, be jokių ištempimų. Būtinai ją žinokit gerai, be abejonių. Toliau liko paskutinė D forma. D mažorinis akordas. Ir atvirą stygą užspaudžiam ir paslenkam nuo C. Turim štai tokią formą. Arpedžio. Čia bus 2 šiaip gamų formos aplink šitą formą. Tai 2 būdai akordinius garsus sugroti. Vienas toks. Pradedu nuo pirmo piršto ištempimo. Ir gamos šitoj pozicijoje būtų vienas variantas gamos. Sol, le, si, do. Viską grojam. Vienoj pozicijoje ištempimas. Ir baigiam irgi ant ištempimo do. Do, re, mi, fa irgi ištempimas. Kitas variantas aplink D formą būtų šiek tiek aukščiau. Pradėkime nuo pirmo piršto groti do ir grojam. Arpedžio toks. Do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do. Sol, mi, sol, do. Ir tada, jeigu toliau keliausim, vėl grįšim į C formą. Šitą pačią formą, kurią jau grojam čia, bet be atvirų stygų, tai ją reikėtų paimti taip. Pirmu pirštu tas laisvas buvusias stygas užspausti 12 skirsnį. C forma ir patogi gamos forma be ištempimų. Ir dar arpedžio, aišku, pamiršau. Do, mi, sol, do, mi, sol. Mi, do, sol, mi, do. Sol, mi, sol, do. Ir gama. Aišku, tai yra
pasakykim taip, nuobodžioji dalis, bet ją būtina pasidaryti tą techninę dalį, kad būtų gera rankų sinchronizacija, kad atsimintumėt, kur yra natos, kur yra arpeggijo natos ir tada, kai visą tai išmoksit, parodysiu, kaip jau daryti iš viso to muziką. Tai pademonstruosiu šiuos 3 pratimus E formoje. Jūs galėsit juos panaudoti bet kokioj formoj, kurią tik tai mokotės. Tai geriausia ir paimti pradžiai vieną formą ir ją gerai išmokti. Tai E forma, aš sakyčiau, yra pati svarbiausia, nes yra labai patogi, be ištempimų, startas nuo 6 stygos, 2 piršto irgi labai patogus. Tai pagrokim tą gyvatėlę po 3. Jinai skambės taip. Do, re, mi, 3 natos, tada nuo re grojam 3 natas. Re, mi, fa, tada nuo mi 3 natos. Ir taip toliau, nuo fa 3 natas į priekį, nuo sol, ir nuo le, nuo si ir nuo do. Dabar jeigu sujungiam be tarpų ritmiškai, triolių ritmu, skambės taip. Visada sekit, kokias natas grojat. Do, si, la, sol, fa, mi. Si, do. Štai ir baigiam. Užvažiuojam iki pat viršaus ir grįžtam po 3 natas. Be tarpų, ritmiškai, nebūtina greitai, bet treniruokitės, kad būtų be klaidų. Kitas pratimas būtų jau 16 natom, ne trioliam, tai būtų po 4 garsus. Tai lygiai tas pats principas, nuo kiekvienos natos pagroju 4 garsus. Tai bus do, re, mi, fa, 4 garsai, nuo re 4 garsai. Ir taip toliau, pabandysiu ritmiškai pagroti. Do, re, mi, fa, sol, la ir taip toliau važiuojam. Sol. Re, do, si, la, sol ir taip toliau. Sol, fa, mi, re, do, si. Sekam natas. Nepasimetam, kur esam. Lygiai tos pačius pratimus galite taikyti ir arpeggijo. Pavyzdžiui, jeigu iš eilės išeina pagroti arpeggijo, grojam ir po 3. 1, 2, 3. Nuo kiekvienos arpeggijo natos po 3 garsus. Ir po 4. Tai visą tai galite pritaikyti bet kokioj kitoj formoj. Tai parodysiu dabar pratimą gal sunkesniai pozicijai, kur yra daugiau ištempimų, kaip viskas išsidėlioja. Po 3 garsus. Ir keliausim iki do. Ant do pabaigiam. Dabar po 4 garsus. Važiuojam žemyn. Ir užkirsim iki do paskui. Baigiam ant do. Jeigu arpeggijo grotume, po 3. Ir po 4.
Na ir dar vienas paskutinis pratimas, galėtume pagroti kas antrą natą. Tai kai grojam, vėl grįžtam į A formą. Do, mi, re, fa, tiesiog vieną praleidžiam. Jeigu grojam nuo do, praleidžiam re, tai grojam do ir mi. Gaunasi tercijos intervalas, vėliau aptarsim juos visus. Re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re ir do. Irgi gaunasi graži tokia tercijų sekvencija užlipant. Irgi gaunasi graži tokia tercijų sekvencija lipant į viršų. Na štai, keli paprasti, bet tikrai būtini pratimai, išgirsite juos daug kur melodijose, šitas sekvencijas ir kai patys bandysit improvizuoti, tikrai galėsit panaudoti jas. Tai padirbėkit, tikrai bus verta, atsivers nauji horizontai ir galėsim kitoj pamokoje jau pakalbėti apie būtent muzikalų šių gamų panaudojimą, kai jau tas techninis darbas bus padarytas. Tai iki greito susitikimo, sėkmės.